Tarptautinėje graviūrų parodoje nuo pasaulio sukūrimo iki apokalipsės lankytojams siūlome atkreipti dėmesį į ciklą, kurį išraižė veronietis, garsus su Lietuva susijęs auksakalys ir graveris Džovanis Jakopas Karalijas. Jis bent 6 metus dirbo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose, tarnaudamas Žygimantui Augustui. Po savo rezidavimo Vilniuje ir tarnybos Žygimanto Augusto dvare Karalijas pelno europinę šlovę kaip auksakalys. Jis sukūrė garsiąsias gemas, kuriuose yra vaizduojamas Žygimantas Senasis, ponas Sforca, Žygimantas Augustas ir, žinoma, Barbora Radvilaitė. Parodoje siūlome lankytojams atkreipti dėmesį į ciklą antikinės dievybės nišose, kurį išraižė Džovanis Jakopas Karalija pagal Rosso Fiorentino piešinius. Juose siūlyčiau atkreipti dėmesį į 2 figūras. Junoną, kurią atpažinsite iš jo simbolinio paukščio, povo šalia jos kojų, ir Merkurijų arba Hermijų, prie kurio kojų yra šimtaakio milžino Argo galva. Šios 2 dievybės yra susijusios vieno mito, yra siejamos vieno mito, Hermio mito, nes Hermis įveikė šimtaakį milžiną Argą, o Junona, kurio patikėtinis jis buvo, išrinko tas akis ir sudėjo jas į povo plunksnas. O įdomiausia, ko gero, detalė yra tai, kad šalia Merkurijaus kojų esančioje Argo galvoje Džovanis Jakopas Karalija įamžino savo paties profilį.